Labas, šiandieną pakalbėkime apie vieną iš pačių dažniausių, bet dažnai nepastebimų organizmų problemų – geležies stoką. Tai tema, kuri labai svarbi ne tik gydytojams, bet ir kiekvienam iš mūsų, nes geležis veikia viską – nuo energijos gamybos iki to, kaip atrodo mūsų oda, plaukai ir nagai. Dažnai pirmieji signalai apie trūkumą pasirodo būtent veidrodyje. Tad šiandien paaiškinsiu, kokie yra požymiai, kad trūksta geležies, kodėl ji tokia svarbi mūsų odai, ką daryti, jei įtariate trūkumą ir kaip pasirinkti maistą, kad geležis įsisavintų geriau. Geležis tai mineralas, be kurio mūsų organizmas tiesiog negalėtų kvėpuoti. Jie yra pagrindinis hemoglobino komponentas – baltymo, kuris perneša deguonį iš plaučių į audinius. Kitaip tariant, jei geležies trūksta, mūsų ląstelės gauna mažiau deguonies ir kūnas tarsi veikia ant rezervo. Be hemoglobino geležis dalyvauja mioglobino sudėtyje, tai baltymas esantis raumenyse, padedantis jiems dirbti ir atsistatyti. Jis svarbi imuninei sistemai, jungiamoje audinio gamybai, fermentų veiklai ir odos, gleivinių bei plaukų folikulų regeneracijai. Kai geležies atsargos mažėja, lėtėja visi atsinaujinimo procesai. Todėl mes ne tik jaučiamės pavargę, bet ir atrodome pavargę. Oda papilkėja, plaukai praranda žvilgesį, nagai trumpa, o žaizdos gyja lėčiau. Kodėl gali trūkti geležies? Dažniausiai priežastys yra 3. Pirma, padidėjęs jos poreikis. Tai atsitinka nėštumo metu, žindant, paauglystėje, sparčiai augant arba sportuojant labai intensyviai. Sportininkams, ypač bėgikam ar ištvermės sporto atstovam, geležis gali būti prarandama per mikrotraumas raumenyse ar dėl eritrocito irimo nuo vibracijos. Tai vadinama sportinė anemija, ji gali pasireikšti net jei mityba atrodo gera. Antra, padidėja nuostoliai. Geležis gali būti prarandama kartu su krauju, dažniausiai dėl gausių menstruacijų, gimdymo, kraujavimo iš virškinamojo trakto, pavyzdžiui, dėl Helicobacter pylori infekcijos, skrandžio opos, hemorojaus ar net vartojant aspiriną ar kitus priešuždegiminius vaistus. Reguliari kraujo donorystė taip pat gali išsekinti atsargas. Net iki 30% dažnai kraujo duodančių žmonių turi geležies stoką. Trečia, sutrikęs įsisavinimas arba per mažas suvartojimas. Augalinės kilmės geležis, vadinama necheminė, įsisavinama kur kas sunkiau nei gyvulinės kilmės cheminė. Įsisavinimą blogina celiakija, Crohno liga, opinis kolitas, Helicobacter pylori infekcija, taip pat vaistai mažinantys skrandžio rūgštingumą. Net ir esant subalansuotai mitybai, šie veiksniai gali lemti stoką. O dabar 10 paprastam žmogui pastebimų pokyčių, kurie dažniausiai išduoda geležies trūkumą. Blyški oda. Oda praranda įprastą rausvumą, tampa pilkšva ar gelsva. Taip yra todėl, kad organizmas taupo deguonį ir nukreipia jį į gyvybiškai svarbius organus. Ta mes galime pamatyti akių gleivinėse. Jei trūkumas gilėja, oda tampa šaltesnė, blyški, tarsi be gyvybės. Tamsus paakiai. Dažnai tamsus paakiai klaidingai siejami tik su nuovargiu, bet jie gali būti ir dėl blogesnės mikrocirkuliacijos. Kai sumažėja kraujotaka, audiniai gauna mažiau deguonies, po akimi esančios venos tampa labiau matomos. Kai feritino kiekis normalizuojasi, dažniausiai paakiai prašviesėja. Lūpų kampučių skilinėjimas. Jeigu burnos kampučiuose atsiranda mažos skausmingos žaizdelės, kurios kartojasi ar sunkiai gyja, tai gali būti geležies stoka. Silpnesnis odos barjeras ir mažesnis atsparumas leidžia daugintis kandida milėms, o tai apsunkina gijimą. Šis simptomas dažnai lydi bendrą burnos gleivinės jautrumą. Blizgus, skausmingas liežuvis, atrofinis glositas. Liežuvis tampa ryškiai raudonas, lygus, jautrus. Tai reiškia, kad epitelio ląstelės nebeatsinaujina, nes trūksta geležies fermentams atsakingiems už jų brendimą. Žmonės dažnai skundžiasi deginimu burnoje ar skonio pokyčiais. Niežėjimas kartais yra vienas iš pirmųjų požymių, ypač kartu su sausa oda, kad trūksta geležies. Sausa šerpetojanti oda. Kai ląstelės negauna pakankamai deguonies, sutrinka keratino ir lipidų gamyba. Dėl to oda praranda drėgmę. Ji pleiskanoja, įtrūksta, o pažeidimai gyja lėčiau. Tai ir kosmetinis, ir biologinis požymis. Lėtas žaizdų gijimas dažnai yra susijęs su geležies trūkumu. Šaukšto formos nagai, kitaip vadinama koilonichija. Nagų plokštelės tampa plonesnės, įdubusios, trapios. Tai klasikinis ženklas, kad geležies trūkumas jau sena problema. Nagų matricoje ląstelės nebesidalina normaliai, todėl sutrinka keratino struktūra. Tokie nagai gali net pasidaryti šiek tiek įdubę, tarsi juose galėtum laikyti vandens lašą. Polinkis infekcijas. Kai trūksta geležies, imunitetas silpnėja. Oda tampa mažiau atspari bakterijoms, grybeliams ir virusams. Dažnesni furinkulai, impetiko, mieliagrybių infekcijos, raukšlėse ar po krūtimis. Ypač svarbu, jei oda jau yra išsausėjusi ar pažeista. Sausi ar trapūs plaukai. Tai plaukų folikulams reikia daug energijos ir deguonies. Kai jo trūksta, plaukai tampa plonesni, trapūs ir praranda žvilgesnį. Tai vienas iš ankstyviausių požymių iki akivaizdaus plaukų slinkimo. Na ir žinoma, plaukų slinkimas. Kai geležies trūkumas yra ryškesnis, plaukai pereina į telogeno fazę, tai reiškia, kad jų daugiau ir iškrenta. Jei trūkumas užsitęsia, gali išryškėti ir androgenetinis plikimas, nes plauko folikulas tampa jautresnis. Atkūrus feritiną iki 70, plaukai
plaukai paprastai pradeda augti stipresni, tankesni jau per 3-6 mėnesius. Kai geležies trūksta, sulėtėjo kolageno sintezė, o tai tiesiogiai lemia lėtesnį žaizdų gijimą. Tai matoma po operacijų, infekcijų, traumos ar net po įbrėžimo. Be to, susilpnėjęs imunitetas padidina infekcijos riziką žaizdos vietoje. Jei žaizdos gyja lėtai, verta pasitikrinti ne tik cukrų ar vitaminą C, bet taip pat ir feritiną. Kiti svarbus mikroelementai. Varis yra reikalingas, kad geležis galėtų patekti į hemoglobiną. Kai vario trūksta, geležis gali būti užrakinta audiniuose, bet nepanaudojama kraujo gamybai. Kai vario per daug, jis pats tampa toksiškas ir sukelia oksidacinį stresą. Vitaminai kaip B9, folio rūgštis ar B12 dalyvauja DNR sintezė ir eritrocitų formavime. Jų trūkumas sukelia megaloblastinę anemiją, kurios simptomai yra panašus. Helicobacter pylori infekcija taip pat gali trukdyti įsisavinti geležį ir B12 vitaminą. Kaip ir trūkumas, geležies perteklius yra pavojingas. Kai jos per daug, ji pradeda kauptis kepenyse, širdyje, odoje ir tai vadinama hemochromatozė. Vienas iš požymių odai įgaunant bronzinę ar pilkšvai rusvą atspalvį vadinama hiperpigmentacija dėl geležies pertekliaus. Tai nėra įdegis, tai geležies ir melanino sąveika odoje. Tokie žmonės gali jausti nuovargį, sąnarių skausmus, turėti padidėjusius kepenų fermentus. Geležies papildai yra labai plačiai prieinami, tačiau aš niekam jų nerekomenduoju vartoti be tyrimų, indikuojančių, kad jums yra šio mikroelemento stoka. Kodėl? Geležies papildai nėra vitaminai, kuriuos galima vartoti profilaktiškai. Per daug geležies sukelia tokį patį pavojų kaip ir jos trūkumas. Ji gali sukelti audinių oksidaciją, organų pažeidimus ar net širdies ar kepenų sutrikimus. Visada pasidarykite tyrimus ir tik tada galėsime žinoti, kiek ko trūksta ir kokia dozė jums yra reikalinga. Taigi, koks turėtų būti feritino kiekis? Pagal ginekologus, moterims feritino kiekis turėtų būti bent 50, ypač jei planuojamas šeimos pagausėjimas. Pagal dermatologus, norint sustabdyti plaukų slenkimą, bent 70. Jeigu yra žemiau šitos ribos, plauko folikulai gali veikti ne taip optimaliai. Maistas, kuriame yra daug geležies. Svarbu aptarti ir tai. Yra skirstoma cheminė geležis ir necheminė geležis. Cheminė galėtų būti jautiena, kepenėlis, vištiena, kalakutiena, žuvis, ypač tunas, sardinė ar menkės, o necheminė yra augalinės kilmės. Lęšiai, pupelės, savinžirniai, tofu, moliūgų sėklos, špinatai, džiovinti vaisiai. Kad necheminė geležis būtų geriau įsisavinama, ją reikėtų derinti kartu su vitaminu C. Pavyzdžiui, lęšiai su citrina, špinatai su pomidorais ar paprikomis. Taip pat venkite gerti kavos ar arbatos iškart po geležies turinčio maisto, nes taninai mažina įsisavinimą. Labai svarbu apdoroti augalinį maistą, kuris turi geležies, taip jisai geriau įsisavinamas. Taigi geležies stoka dažniausia mitybos problema pasaulyje. Ji pasireiškia ne tik nuovargiu, bet ir aiškiais plauko, odos ar nagų pokyčiais. Bet prieš vartojant papildus visada atlikite tyrimus. Tiek trūkumas, tiek ir perteklius gali būti žalingi. Jei video buvo jums naudingas, paspauskite patinka, pasidalinkite su draugais ir prenumeruokite kanalą.